Labadiena laidos Eltas kampas žiūrovai ir klausytojai. Aš esu Eltos verslo žurnalistas Žygimantas Šilobritas, su mumis Swedbank vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki. Tai gal pradėkime nuo klausimo, kuris jau beveik metus neapleidžia Europos ir visų mūsų gyvenimus paveikia, tai būtų Europos centrinio banko politika ir tam žinoji, atrodo, nepabėganti iš jų akiračio infliacija. Tai žinoma, visoji eurozonui artėjame prie tų numatytų 2 procentų, kai kurios valstybės žiūrint atskirai netgi jau atsidūrė defliaciniai pozicijai. Taip. Bet Europos centrinis bankas, tiek ir jūsų banko, ir jūsų, ir kitų sprendimų dar taip artimuoju metu į tai reaguos, pradės mažinti, bet dar to nedaro. Tai kaip galbūt jau galėtumėte retroaktyviai įvertinti tą vykdytą politiką ir ką jie galėjo galbūt ar kitaip padaryti, ar per radikaliai padarė? Na, iš tiesų čia labai plati tema. Europos centrinio banko politika buvo eksperimentinė, sakyčiau taip, nuo praėjusio dešimtmečio vidurio, kuomet buvo nuspręsta ir nustatyti neigiamas palūkanų normas, kas šiaip yra neįprasta ir daugeliu gyventojų pagalvojus apie tai, kad kažkas besiskolindamas dar gauna priemoką už tai, kad skolinasi ir atitinkamai institucijos investuotojai skolindami valstybėms turi susimokėti už tai, kad paskolina. Tai yra tos neigiamas palūkanos buvo itin keistas reiškinys. Matome dabar jau retrospektyviai vertinant, kad jos nepasiteisino visiškai ir turėjo neigiamų šalutinių pasiekmių. Taip pat ir ta kiekybinio skatinimo programa, kuomet centriniai bankai pirko skolos vertybinius popierius, tokiu būdu leido vyriausybėms pasiskolinti už labai žemą kainą, bet matome, to pasiekmė buvo kai kuriais atvejais per daug išaugęs skolos lygis, kai kur išsipūtė nekilnojamo turto burbulai. Ir aišku, mes gyvenome daugiau negu dešimtmetį itin žemų palūkanų normoje, kuomet daugelis gyventojų užmiršo, kas tas yra Euriboras, kad jisai gali būti ne nulinis, ne neigiamas, kad gali didėti. Ir aš atsimenu, prieš metus buvo tikrai tokių banko klientų, kurie klausdavo, kodėl man padidėjo Euriboras, kuo aš čia nusikaltau. Net nebuvo to supratimo, kad jis priklauso būtent nuo Europos centrinio banko politikos sprendimų didinti bazinės palūkanų normas. Tai mes matome, visi centriniai bankai truputėlį pavėlavo su palūkanų normų didinimu, buvo labai įsibėgėta su ekonomikos skatinimu pandemijos metu, tiek žemos palūkanų normos, tiek pinigų pasiūlos didinimas. Visa tai galimai prisidėjo prie infliacijos ir pavėluodami centriniai bankai dabar vėlgi su turbūt pertekliniu entuziazmu didina tas palūkanų normas. Ir turbūt itin didelių palūkanų normų mažiausiai reikia eurozonai, kurios ekonomika yra stagnacijoje jau 1,5 metų, kai kurios eurozonos valstybės yra recesijoje. Bet aišku, Europos centrinis bankas turi labai siaurą mandatą. Kainų stabilumas ir po to, kai dėl įvairių priežasčių prasileido tą tokią infliaciją, dabar turi tik vienintelį tikslą, vienintelį norą ir matymą sumažinti infliaciją. Bet žiūrint į ateitį, žiūrėdami pavyzdžiui į Kinijos eksporto kainas, žaliavų kainas, transportavimo kaštus, gamintojų kainų indeksus, mes visur matome ne infliacijos problemą, o defliacijos ausis. Tai yra labai daug priežasčių, dėl kurių daugelio prekių kainos galėtų sumažėti ir turbūt sumažės. Yra iš esmės turbūt vienintelis veiksnys, kuris palaiko infliaciją dabar eurozonoje, tai yra spartesnis neįprastas atlyginimų augimas. Maždaug 2 sparčiau augo atlyginimai negu augo praėjusį dešimtmetį. Ir šiame kontekste Europos centrinis bankas mato riziką, kad spartus atlyginimų augimas skatins paslaugų kainų augimą, brangstančios paslaugos toliau sukurs prielaidas atlyginimų kelimui. Bet aš manau, kad čia yra tokia kova su vėjo malūnais. Labai natūralu, kad prie tokios infliacijos darbuotojai turėjo didesnę derybinę galią ir reikalavo didesnių atlyginimų ir turėjo gauti didesnius atlyginimus. Bet aš pasikartosiu, kad aš nematau infliacijos rizikos 2024 metais ir manau, kad Europos centrinis bankas greičiau pradės mažinti palūkanas, negu dabar pats sako, ir didins didesniais tempais, negu dabar tikisi rinkos. Bet ar pasimokės, nes jūs ir čia kalbat, kad toks kova su vėjo malūnais, kitur esate sakę, kad per didelis susitelkimas žiūrėti į tą galinio vaizdo veidrodėlį, kai atrodo automobilis nuo skardžio. Bet ar iš to pasimokės, jeigu jau anksčiau truputį bandė eksperimentuoti, ar vis tiek matysime, jeigu galbūt tokias pačias reakcijas ir bandymus, jeigu kažkada vėl... Akademiniam pasaulyje yra daug diskusijų,
ko turėtų siekti centriniai bankai ir kokiomis priemonėmis. Ir pavyzdžiui, JAV federalinių rezervų sistema turi truputėlį platesnį mandatą, tai siekia ir pilno užimtumo, ir žemos infliacijos, ir aišku, finansų sistemos stabilumo. Tai aišku, dabar yra diskusijų, ar tas 2% infliacijos tikslas yra normalus, galbūt jisai turėtų būti 3, galbūt mažiau, galbūt reikėtų siekti nominalaus BVP kažkokio augimo, tai yra inkorporuojant ir apjungiant tiek ekonomikos augimo, tiek kainų augimo stabilumo tikslus. Tai visokių diskusijų yra, bet aišku, kad yra sudėtinga keisti tos tikslus dėl 2 priežasčių. Viena priežastis, tai pats Europos centrinis bankas visai nesenai prieš 2 metus pakeitė savo infliacijos tikslą. Ir dabar, kaip jis apibrėžimas, tai yra infliacija artima 2%, bet vidutinio laikotarpio infliacija. Tai yra ne tokia, kokią mes matom dabar. Ir tai, aišku, yra geras tikslas, nes jau jis dabar turėtų Europos centriniam bankui sakyti, kad vidutinio laikotarpio infliacija nebus virš 2%, nebus virš 3%, bet mane ir labiausiai stebina paties Europos centrinio banko prognozės, kurie sako, kad kitais metais infliacija bus virš 3%. Aš pasikartosiu, aišku, prognozės yra nedėkingas darbas, mes nežinom, kokia bus ta ateitis, bet aš žiūrėdamas į eurozonos stagnaciją, kai kurių šalių recesiją, labai silpną paklausą, mažėjantį konkurencingumą, matydamas pigias žaliavas, pigesnę energiją, nematau, iš kur ta infliacija galėtų užstrikti virš 3%. Ir manau, kad Europos centrinis bankas pasitaisys ir pakeis tą savo prognozę artimiausių metų, jau gruodžio mėnesio susitikimo metu, kas atvertų duris palūkanų normų mažinimui. Bet turbūt prie tos diskusijos, ką padarė ir ko nepadarė, centriniai bankai bus grįžtama po to jau, kai ir infliacija nukris žemiau 2% ir palūkanų normos normalizuosis. Bet aš manau, kad centriniai bankai prisėmė yra per daug tikslų ir vaidmenų, kurių neturėtų turėti. Ir mes matėme pastaraisiais metais netgi šiek tiek politizuotą jų veiklą. Jie turėtų išlaikyti didesnį nepriklausomybę ir būti labiau nepriklausomi nuo politinių užsakymų netiesioginė prasme. Tai štai jūs ir čia pasikartojot, ir jeigu gerai prisimenu, dar vasarą esate minėjęs dėl to 2% tikslo, kuris jau kažkiek pakeistas, tai ar galima tikėtis, jau turbūt paminėjot, kad artimuoju metu jau ne, bet ar kad tas tikslas iš tikro tų visų pamokų pasiekoje gal keisis, ar čia dar per anksti kažką tokio spekuliuoti? Manau, pats žemos infliacijos tikslas yra gerai išbandytas ir pasiteisinęs daugeliu atveju. Bet aišku, kad ten tiksliai pataikyti yra sudėtinga, bet ir dėl to siekiama ne nulinės infliacijos, o 2%, nes jeigu taikytų į nulinė infliacija turi savo trūkumų, nors žiūrint iš daugelio gyventojų perspektyvų, turbūt jie sakytų, kad geriausia, kad kainos nedidėtų visai, bet aišku, tuomet yra sunkiau ir su pajamų augimu. Tai šiaip jau ekonomistai sutarė, kad maža infliacija yra geriau negu nulinė infliacija centrinių bankų tiksluose. Aš manau, turbūt daugiau diskusijų bus apie tai, ką centriniai bankai darė su savo balansais, tai yra jų sprendimai. Ir JAV federalinių rezervų sistema ir Europos centrinis bankas nuo pasaulinės finansų krizės savo balansą padidino beveik 10 kartų, ten nuo 1 trilijono iki 8 trilijonų. Ir ilgą laiką tai kaip ir neturėjo šalutinių neigiamų pasekmių, bet dabar turi. Mes matome, jie prisipirko vertybinių popierių prie labai žemų palūkanų normų, labai pervertintų, kurie nuvertėjo, jie dabar patiria nuostolius. Kai kuriais atvejais centriniai bankai neturi padidinti savo kapitalą, prašo pinigų iš politikų. Va čia užsikūrė negeri procesai, kuomet centriniai bankai per savo ekspansinę monetarinę politiką, per tuos eksperimentus, bandydami netiesiogiai padėti vyriausybėms pasiskolinti už labai žemas palūkanų normas, nes būtent tai ir pasiekė Europos centrinis bankas, pirkdamas Italijos, Graikijos, Portugalijos skolos vertybinius popierius, sumažino jų skolinimosi kainą, vyriausybės galėjo skolintis ir turėti didesnius biudžeto deficitus, didesnę skolą. Bet dabar tiesiog tai buvo atidėta problema į ateitį. Ir ji išlenda dabar per tai, kad, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas patiria nuostolius dėl to, kad pirko tuos pervertintus vertybinius popierius. Ir va tie nuostoliai, tie procesai, ar tai, žinoma, bus tik tų institucijų lygmenyje, žinoma, viskas yra sujungta, bet ar kažkaip jų poveikį pastebėsime tiek galbūt eurozonoje, tiek Lietuvoje, ar čia nelabai yra kaip spekuliuoti tokių dalykų?
Priklausys nuo to, kaip keisis paties Europos centrinio banko monetarinės politikos tikslai ir instrumentai. Aš nemanau, kad bus labai didelių sukritimų. Sakau, pagrindinė rizika yra tai, kad gali tapti labiau politizuotos institucijos ir politikai išreiškia savo pageidavimus arba nepasitenkinimą tuo, ką daro centriniai bankai, nors taip neturėtų būti. Ir iš tiesų dabartinės pinigų sistemos sėkmės ir stabilumo pagrindas yra centrinių bankų nepriklausomybė. Bet kai centriniai bankai bando praplėsti savo mandatą ir eksperimentuoti ar su neigiamom palūkanų normom ar su kiekybinė politika, kai kuriais atvejais galima slystelt nuo kelio ir tada atsiranda prielaidos politikų kišimus į tą veiklą. Tai aš labai tikiuosi, kad taip nebus. Ir vis tik tai mes iš šios pandemijos, iš tų didžiulių svyravimų ir kainų ir palūkanų normų grįšime prie to, kur buvome porą dešimtmečių. Tai yra žema infliacija ir žemos palūkanų normos. Aišku, pasimokant iš tų klaidų, kad su neigiamom palūkanų normom ir su pertekliniu pinigų pasiūlos didinimu eksperimentuoti daugiau nereikėtų. Tai negrįšim prie tų nulinių neigiamų palūkanų kažkokiam gal išliks. Mažau, kad mažai tikėtinas labai scenarius. Tai spekuliuoti prie ko nueisim negalima, turbūt. Tai, sakau, mano labiausiai tikėtinas scenarius, kad mes liksime prie dabartinės pinigų sistemos, euro sistema nesikeis, galbūt paribiuose kažkur pasikeis tas mandatas, bet Europos centrinio banko tikslas yra įrašytas Maastrichto sutartyje – kainų stabilumas. Ir tą kainų stabilumą pats Europos centrinis bankas apibrėžia, kaip jis jį supranta. Kažkada buvo infliacija žemiau negu 2%, bet arti 2%, taip apibrėžė, prieš porą metų pakeitė, kad vidutinio laikotarpio infliacija arti 2%. Daugeliu atveju tai yra geras tikslas. Klausimas tik tai, ar visada Europos centrinis bankas gerai elgėsi, kai ta infliacija, pavyzdžiui, buvo 1,5%, gal nebuvo nieko blogo, bet savo Europos centrinis bankas ir visuomeniai pasakė, kad tai nėra gerai ir pradėjo didinti pinigų pasiūlą ir nustatė neigiamas palūkanų normas. Čia buvo klaida, manau, kad to viešai Europos centrinis bankas nepripažįsta, bet neviešai viduje supratimas tas atsirado ir ta klaida turbūt nebus kartojama. Gal grįžtant prie to, kaip ir paminėjote, Europos centrinis bankas turėtų galbūt pakeisti artimų metų infliacijos savo spėjimus kitiem metam ir drastiškai prieš tai elgėsi, galbūt kažkokia atsiradusi dėl šių metų, kažkiek praeitų metų tokia baimė, nes ir pastebim, kad atrodo kiekvienas ir geopolitinis veiksnys visada atsiranda ar reakcijos, ar baimės, kad vos ne tą naują audrą infliacijos sukels. Ar čia kažkoks yra dalykas, ar pagristos tokios baimės, kaip pavyzdžiui dabar ir Gazos konfliktas ir staiga atsiranda baimės, kad vėl energetikos kainos iššoks, vėl tai sukels infliaciją ir vėl galbūt reikės reaguoti. Gal pradėkime nuo to, kad neįvyko čia labai didelių sukrėtimų energijos sektoriuje ir nafta šiuo metu yra pigesnė nei buvo spalio 7 dieną, kai Hamas užpuolė Izraelio gyventojus, bet aišku, kad gali įvykti kažkokie scenarijai, kuomet naftos tiekimas sutriktų iš Ormūzo sąsiaurio, ten didžiuliai kiekiai naftos keliauja iš viso vidurių rytų valstybių, iš viso regiono. Bet vėlgi, net jeigu ir pabrangtų nafta ar 10 ar 20%, paklauskim savęs, ar centrinis bankas į naftos brangimą dėl geopolitinių konfliktų vidurio rytuose turėtų reaguoti, dar didindamas palūkanų normas ir tokiu būdu sukeldamas papildomą naštą Europos gyventojams ir įmonėms. Su palūkanų normoms prieš naftos kainą nepakovosi. Čia nei ekonomisto reikia, kad pasakytų tokį faktą. Tai aš manau, kad ta keista, aš pripažinsiu, centrinių bankų komunikacija, bet iš dalies ją suprantu. Jie dabar išgyveno periodą, kuomet infliacija buvo didžiausia per 40 mečius. Dalis visuomenės, dalis politikų, dalis ekonomistų mato tame ir centrinių bankų kaltę ir klaidas. Tai yra per daug padidinta pinigų pasiūla, per žemas palūkanų normas, kas netiesiogiai, bet pavyzdžiui, per laisvesnę fiskalinę politiką iš tiesų prisidėjo prie infliacijos šuolio. Tai jie dabar nori tiesiog jau visiškai 100% įsitikinti, kad nebus infliacija daug didesnė negu 2%, kad nebūtų kaltinami, kad vėl nesuvaldė ir leido jai įsibėgėti. Bet žiūrėdamas į objektyvius veiksnius, kaip ir sakiau, čia galėčiau vardinti, kol nusileis saulė, nuo įvairiausių maisto žaliavų iki pramoninių žaliavų, iki Kinijos eksporto kainų, Vokietijos gamintojų kainų indeksų. Visur, kur pažiūrėsime, infliacija atsitraukia.
ir nėra priežasčių, dėl ko jį labai įsitvirtintų. Tai aš matau kaip tik priešingai kitus procesus, kurie slopina ir kainų augimą, tai yra ir recesija Vokietijoje, recesija kai kuriuose eurozonos valstybėse. Va, čia tampa didesnė problema, kuri gali virsti ir didesnį nedarbo lygį. Tai manau, kad bet jau monetarinė politika tokia ir yra dažniausiai vėluojanti, nors ir patys centriniai bankai ir jų tyrimai parodo, kad pavyzdžiui, palūkanų normų kėlimas ar mažinimas realią ekonomiką pilnu mastu pasiekia tik tai po maždaug 18 mėnesių. Tai mes tik dabar, tik kitais metais pamatysime tų didesnių palūkanų neigiamą įtaką ir aišku, tada jau Europos centrinis bankas pradės mažinti, bet vėl turbūt per vėlai, per lėtai ir taip toliau. Tai žvelgiant, kad kiti metai, tokie bus, žinoma, kai kur defliaciniai, recesiniai, kaip tokiame kontekste galbūt vertintumėte, jeigu, žinoma, turite specifinį vertinimą, kaip dabar vyksta diskusijos ir planai dėl Lietuvos biudžeto, ar kažkaip galbūt kažką neatsižvelgiama, galbūt kažką per daug norima padaryti, kaip ir kai kurie kritikuoja, kad tas augimas, kuris prognozuojamas, iš tikro bus neįmanomas, dėl to nebus surinkta pajamų. Gal ir bus mažesnis nominalaus BVP augimas, negu prognozuoja Finansų ministerija. Ir turbūt labiausiai dėl to, kad aš pasikartosiu, mes prognozuojam, kad Lietuvoje infliacija nukris žemiau 2% ir tam yra labai daug priežasčių. Daugelis institucijų kitų ir Lietuvos bankas ir Finansų ministerija tikisi, kad ir Europos komisija prognozuoja, kad infliacija bus artima 3%. Tai aš manau, kad tai yra labai mažai tikėtinas scenarius prie dabartinių aplinkybių ir aišku, tai atitinkamai gali sumažinti šiek tiek biudžeto pajamas, bent jau iš PVM ir iš kitų kai kurių mokesčių. Bet aš čia nematau problemos, kitų metų biudžeto deficitas bus didesnis negu šių metų, maždaug procentinių punktų, gal 1,5 procentinio punkto BVP ir tai yra gerai, nes jeigu mes turime ekonomikos nuosmukį ar ekonomikos stagnaciją, fiskalinė politika ir turi atlikti tam tikrą anticiklinę funkciją, tai yra gera proga padidinti valstybės investicijas į infrastruktūrą, energetiką, paskatinti tokiu būdu ekonomikos augimą. Tai aš nematau problemos, jeigu ir nebus ten surinkta tų lėšų tiek, kiek suplanuota, nes tai reiškia, kad turbūt ir daugelis kitų Europos valstybių irgi turės didesnius biudžeto deficitus negu suplanavo. Niekas dėl to mūsų čia nenubaus ir nieks neprivers vidury metų įvedinėti kažkokius naujus mokesčius. Tai aš tame tikrai nematau jokios dramos ir problemos, ypač turint omeny, kad Lietuvos valstybės skola išlieka viena mažiausių Europos Sąjungoje. Tai čia bandyti kažkaip savo papildomai save plakti tuomet, kai yra ekonomikos nuosmukis, nėra teisinga fiskalinė politika. Mes turėjome tokią patirtį 2009 metais, kuomet ir ekonomikos nuosmukis, ir dar valstybė vykdė fiskalinę konsolidaciją, tai yra didino mokesčius, mažino išlaidas, bet tai darė tik dėl to, kad neturėjo alternatyvų, negalėjo pasiskolinti finansų rinkose už priimtiną kainą. Tai dabar tos problemos nėra. Lietuva gali skolintis, aišku, skolimosi kaina padidėjusi, taip pat ir dėl Europos centrinio banko vykdomos pinigų politikos, bet vis tiek tai būtų mažesnė kaina, negu bandyti kelti mokesčius, karpyti kažkokias socialinės išmokas, tuomet, kai nepavyksta sumažinti biudžeto deficito žemiau 3% BVP kartelės. Tai manau, kad tam fronte čia nieko neįvyks, dėl ko reikėtų lieti ašaras ar kažką labai keisti. Ir žinoma, jūs paminėjote, kad deficitas pasieks 2,5%. Žinoma, šiuo metu eina diskusijos, kad turėtų būti 2,9%. Ir vis tiek eina tie siūlymai, galbūt iš prezidentūros, iš opozicijos, kad tas 0,1%, su juo galima žaisti, kam nors skirti. Tai jeigu vis dėlto daugiau to, tai ar pateisintų vis dar konservatyvą politiką, ar galima daugiau kažkam paskirstyti, nes visgi yra tų sričių, kur dabar ypač kalbama, kad reikalingi finansai. Aš manau, kad šiaip reikia visų pirma pripažinti, kad Finansų ministerija pastaruosius 3 metus labai konservatyviai, atsargiai suplanuodavo ir pajamas, ir išlaidas. Tai reiškia, kad pajamos viršijo visą laiką planą, o išlaidos buvo mažesnės negu planas. Tai čia nepavykdavo išleisti tiek pinigų, kiek suplanuota, ir biudžeto deficitas buvo ženkliai visuomet mažesnis negu suplanuota. Tai šitoj vietoj planuojamas didesnis biudžeto deficitas, bet pasiliekant tam tikrą, aš manau, kad pasipiltų kritika, jeigu suplanuotum lygiai 3% BVP siekiantį biudžeto deficitą, turi būti tam tikra erdvė klaidai, netitikimams pajamų.
O kalbant apie pasiūlymus iš opozicijos, iš valdančiosios daugumos, iš prezidentūros, mes turime, sakyčiau, kad ne visai tokį sveiką požiūrį į valstybės finansus, kuomet dažnai geraširdžiai, gerais norais vedini politikai siūlo didinti išlaidas, neturėdami jokių pasiūlymų, iš kur paimti pajamas ir iš kokius tos pinigus išdalinti. Nes yra tik tai 3 keliai iš esmės paprasti. Vienas tai reiškia kažkur, jeigu nori padidinti, pavyzdžiui, finansavimą keliams, tai kažkur turi sumažinti kitur. Kažkas kitas negaus tų lėšų, ar ne? Ar mes neinvestuosime į krašto apsaugą, ar energetikos efektyvumą, ar dar kažkur. Yra antras kelias kažkokius mokesčius, padidinti ar įvesti naujus, sukurti papildomas pajamas biudžete. Trečias kelias yra skolintis. Skolintis mes negalim, nes pagal vėl galiojančias ES fiskalinės drausmės taisyklės mes esam planas mūsų prie lubų visiškai. Tai tada, jeigu yra kažkoks geras politikas, kuris nori gero Lietuvai, gyventojams, aišku, nori pirmiausia gerų rezultatų rinkimuose, turėtų vis tiek aiškiai pasakyti, iš kokių lėšų turi būti finansuojamas tos papildomas išlaidos. Ar kažkur kitur sumažinti, ar reikia padidinti kažkokius mokesčius. Nes tol, kol nepasakai, iš kur tie pinigai, tai yra tuščios šnekos čia, bet kas, bet ko be jokio išlaimo gali pasakyti, padidinkit mokytojams atlyginimus 50%, gydytojams ir sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams visiems 60%, o iš kur pinigai, žiūrėkit, čia jūsų darbas. Taip neturėtų vykti, nesvarbu, kad tos pasiūlymus teikia ne valdančiosios daugumos atstovai, bet jie turi jausti kažkokią atsakomybę, kad valstybės finansai yra neguminiai ir čia nėra jokios magiškos fėjos, kur pinigai krenta iš dangaus. Bet tai tas ir požiūris Lietuvoje, kaip ir minėt, yra toks kad nematom ir visiškai atrodo ryšios tarp tų visų pajamų ir tų išlaidų, bet ar galima tada tikėtis, kad jeigu visi tiek planų turi, kad ar kažkaip kitais metais bandys vis dėlto paliesti tuos apmokestinimus, ar jau tas visuomenės iš vienos pusės noras, kad gauti, bet iš kitos pusės nenoras duoti kažkaip. Šių metų diskusija apie mokesčių reformą gerai iliustravo tą atotrūkį ir nesuvokimą vieno balanso, kad tai yra valstybės finansų biudžetas. Vienoje pusėje yra pajamos, didžioji dalis yra iš mokesčių, šiek tiek labai maža dalis iš valstybės valdomų įmonių dividendų ir šiek tiek iš ES įvairiausių fondų paramos lėšos. Bet didžioji dalis yra, daugiau negu 90% yra mokesčiai surinkami. Ir kitoje pusėje yra visa tai, kas mums labai patinka. Tai yra ir nemokamos viešos paslaugos, ir geri atlyginimai gydytojams, mokytojams, visiems kitiems viešo sektoriaus darbuotojams, ir gerai finansuojama kelių tvarkymas ir viskas, ar ne, nauji stadionai, baseinai, visą tai, ko mes norim savo kasdieniam gyvenime. Ir diskusijos vyksta arba apie vieną balanso pusę arba kitą, bet turėtų vykti vienoje vietoje. Ir aš kartais galvoju, kad bet kokie siūlymai panaikinti, pavyzdžiui, mokestinės lengvatas, ar pagrįstas ar nepagrįstas, ar įvesti naują kažkokį mokestį, ar ten taršos, ar automobilio, ar dar, jie būtų daug produktyvesni, jeigu taip pat iš karto eitų atsakymas, kur tie pinigai atsidurs. Nes daugelis gyventojų negalvoja apie tai, kur tie pinigai atsidurs. Ir jeigu mes turėtumėm tikslinius mokesčius, štai pavyzdžiui, automobilių taršos mokestis, kuris ten priklauso nuo jo automobilio kainos ir galingumo, ar ten iš emisijų ir dar kažko, visos tos lėšos būtų nukreipiamos į pusę jų į kelių tiesimą ir tvarkymą, kita pusė viešo transporto finansavimą, galbūt net garantuojant nemokamą viešą paslaugą bent daliai visuomenės grupių. Tada tu gali diskutuoti, ar ne? Ar tu nori to taršos mokesčio? Nes jeigu taip nuoga pasiūlai mokestį, tai nieks nenori. Bet jeigu tu pasakai, štai su šito mokesčiu ateina nemokamas viešasis transportas. Tada jau diskutuot gali produktyviau, ar ne? Kas susimokės tą mokestį ir kas gaus naudą. Lygiai taip pat su bet kurio kitų mokesčių, ar ne? Mes galim sakyti, PVM tarifas 21%, kažkada buvo 18%. Ar sumažinti iki 18%? Gal gera mintis, ar ne? O gal padidinti iki 23%? Bloga mintis, ar ne? Bet jeigu mes pasakysime, kad pusė viso PVM lėšų surinkamų į valstybės biudžetą visuomet bus skiriama baziniai valstybės pensijai, kuri yra mokama seniorams. Tada visiškai pasikeistų diskusija ir požiūris į tą mokestį, ar ne? Nes pasiūlymas sumažinti PVM tarifą reikštų, kad valstybės pensijos turės sumažėti, ar ne, arba nevedės. Ir atitinkamai pasiūlymas padidinti tą tarifą mokesčio reikštų, kad visas prididėjimas atitenka pensininkams. Tai
turbūt didelė dalis mokesčių galėtų būti tokie tiksliniai, kur labai aiškiai mes pasakytumėm, kad lėšos keliauja ne kažkur ten, ne Seimo narių atlyginimams ar dar kažkur tai, bet tai yra labai kryptingai, kur iš vienos srities paimam ir duodame kažkuriems kitiems gyventojams, kažkokiems kitiems poreikiams, kurių dabar labiau reikia. Tai yra, ar nekilnojamo turto mokestis buvo to pavyzdys, nes atrodo iš vienos pusės kaip ir komunikavo, kad savivaldybėm bus skirta, Taip. tas ir tas bus daroma, bet visuomenė lyg ar negavo to žinutės. Tai čia ir buvo labai geras pavyzdys blogos komunikacijos, nes visų pirma, aišku, sutapo nekilnojamo turto mokesčio reforma su savivaldybių korupcijos skandalais, ar ne? Savivaldybės tarybų nariai neskaidriai naudoja lėšas, pasitikėjimas dugne. Tai aišku, kad tame kontekste pasiūlymas didinti savivaldybės biudžeto pajamas, tuomet, kai mes matome, kokia yra ten korupcija ir neskaidriai valdomos lėšos, niekam nesukėlė čia jokios motyvacijos mokėti didesnį nekilnojamo turto mokestį ar tiesiog pradėti mokėti nekilnojamo turto mokestį. Bet aš galvoju, vėlgi, šią problemą galima išspręsti tik tai vienu būdu. Mes turime sakyti, kad net galbūt reikia nevadinti to nekilnojamo turto mokesčio, o vadinkime tos mokyklų, kelių ir ten apšvietimo ir saugumo finansavimo mokesčių. Ne? Ir tuomet tai reiškia, kad labai aišku, kad susimoka kiekvienas gyventojas ar ten pusė gyventojų tame mieste tą mokestį tam, kad būtų geriau finansuojama kelių tvarkymas, mokyklų statymas, baseinų statymas, gatvių apšvietimas, sauga ir taip toliau. Vėlgi turi būti, net galbūt ir mokesčio pavadinimas turi signalizuoti apie tai, kur tos mokesčius mes naudosime. Jeigu tik pasakai, kad tai yra nekilnojamo turto mokestis, tai daugelis gyventojų nenori mokėti papildomai už tai, ką jau susimokėjo pirkdami, ką gal darbūt moka kiekvieną mėnesį palūkanų normas, jeigu tai yra su būsto paskola. Tai vat, turi būti labai aiškus matymas, kodėl tokio mokesčio reikia, kas iš to mokesčio surinktų lėšų bus finansuojama. Ir gal pabaigai tada būtina, jūs šią savaitę ir pristatėte, kad Lietuvoje ir daugėja tų vyresnio amžiaus žmonių įsidarbinančių ir kad mes kylame ten Europoje apie 20%. Žinoma, Lietuvoje tai suvokiama tas, ar darbas jau būnant pensininkų ar pensijos amžiaus prilygdymas kaip toks visiškai neigiamas dalykas, bet galbūt kokia to svarba ir reikšmė, ypač kai kalbame apie tas visas demografinės problemas ir ateičiai, ta prasme, Lietuvos. Čia yra labai įdomus pokytis Lietuvos darbo rinkoje, nes štai mes atkreipiam dėmesį į tai, kad šiuo metu užimtumas Lietuvoje, kiek yra dirbančių arba samdoma arba savarankišką darbą gyventojų, yra beveik pasiekęs rekordinį lygį. Tai tik šiek tiek daugiau buvo užimtų gyventojų 2007 metų viduryje. Ir gali būti, kad mes per artimiausius šią ketvirčius gal net ir pasieksime tą rekordą. Tas yra labai keista, turint omeny, kad nuo tų metų gyventojų skaičius sumažėjo 350 000. Kaip mes pasiekėm tą rezultatą, tai yra darbingo amžiaus gyventojų užimtumo lygis ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis labai yra išaugęs. Jie iš šešėlio pasitraukė, pradėjo dirbti oficialiai darbo rinkoje, yra daug mažiau neaktyvių, tų, kurie gyvena iš socialinių išmokų ar kažkokių kitokių pajamų. Ir dar vienas svarbus įvyko pokytis, tai yra būtent vyresnio amžiaus, tų, kurių amžius yra jau pensinis, nuo 65 iki 74 metų. Toje amžiaus grupėje prieš 15 metų dirbančių buvo mažiau negu 1 iš 10. Dabar yra kas penktas, daugiau negu 20%, daugiau negu ES vidurkis. Panašiai yra ir, pavyzdžiui, Estijoje ir Švedijoje. Yra valstybių pasaulyje, kur dar daugiau, pavyzdžiui, Islandijoje yra apie 35% tokio amžiaus gyventojų, jie bent dalį darbo savaitės dirba, nebūtinai ten nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną. Japonijoje tokių yra daugiau negu 50%. Ir aišku, čia yra pasikeičiantis požiūris visų pirma, yra asmeninės pozicijos, tie, kas gali dirbti, jeigu tai nėra sunkus fizinis darbas, jeigu tai yra jiems bent iš dalies įdomus ir malonus darbas. Visi psichologiniai tyrimai rodo, kad tai yra asmens pagrindinė savirealizacijos forma yra darbas. Tai yra ne tik pinigai, bet tai yra ir darbas, likimas darbo rinkoje, jisai suteikia savirealizacijos tokias galimybės jaustis, kad vis dar esi naudingas visuomeniai. Tai yra ne tik
pajamos, ne tik papildomi pinigai. Bet aišku, gyventojai, kai kurie Lietuvoje turbūt, galėdami dirbti ir dirba daugiau dėl to, kad senatvės pensijos vis dar mažos ir tai yra būdas jiems papildomai užsidirbti. Bet žiūrint į Lietuvos visuomenės senėjimą, į ilgėjančią gyvenimo trukmę, ypač sveiko gyvenimo trukmę, aš manau, kad turės adaptuotis ir įstatymai, galbūt ir mokestinė aplinka, ir reguliacinė aplinka. Mes turime sukurti labai dar didesnį patrauklumą vyresnio amžiaus žmonėms likti darbo rinkoje. Tai yra lanksti darbo savaitė, lanksti darbo diena. Čia aišku labai daug priklauso nuo susitarimo su darbdaviu, bet galbūt net ir kažkokios mokestinės lengvatos, galbūt gali mokėti jie mažesnės socialinio draudimo įmokas, nes jie patys, būdami pensinio amžiaus gyventojai, jie tampa ne našta kažkam tai, kuriuos reikia išlaikyti, bet jie dar ir prisideda prie mokesčių mokėjimo, prie pridėtinės vertės kūrimo. Tai aš tikiu tuo, kad mes judėsime tą kryptimį, kuomet vis didesnė dalis vyresnio amžiaus gyventojų išliks darbingi, aktyvūs darbo rinkoje, nebūtinai dirbs 40 valandų per savaitę, bet tokiu būdu mes ir spręsime darbuotojų trūkumo problemą ir visas kitas demografinės problemas. Taip. Dėkojame, ekonomiste, kad sutikote pasidalinti savo mintimis. Laidą vedžiau aš, Žygimantas Šilobritas. Dėkui žiūrovam ir klausytojam ir iki kitų kartų.